Sveiki, esu Konradas ir norėčiau rekomenduoti kelis artėjančio kino pavasario filmus. Pirmasis – Renovacija. Tai Renovacija spėjo apkeliauti dešimtis užsienio šalių, kitų kino festivalių ir pagaliau atkeliauja į kino pavasarį, kur įvyks nacionalinė filmo premjera. Filme matysime Iloną, kuris su savo vaikinu atsikrausto į jaukų romantišką butą ir netikėtai, jai nežinant, prasideda namo renovacija. Kartu su renovacija prasideda ir jos abejonės dėl tam tikrų gyvenimo pasirinkimų. Kartais tenka išgirsti, kad šį filmą lygina su kitu kino pavasario hitu Blogiausias žmogus pasaulyje. Kitas filmas, kurį norėčiau rekomenduoti, yra Hind Rajab Balsas. Jei reikėtų kino pavasarį rekomenduoti vieną filmą, kurį pažiūrėti, tai būtų būtent šis pasirinkimas. 2024 metais po pasaulį pasklido siaubingas balso įrašas. Tame balso įraše girdime 6-metę mergaitę ir jos pokalbį su skambučių centro darbuotojais. Mergaitė yra įstrigusi automobilyje Gazos ruože, kur Izraelis vykdo karo veiksmus. Šis filmas jau buvo nominuotas Oskarui geriausio užsienio filmo kategorijoje. Driskis – dar vienas filmas, kurį norėčiau rekomenduoti. Šį filmą režisavo Haris Dickinson, žiūrovams jau ko gero gerai pažįstamas, nes jis iš esmės yra aktorius ir išgarsėjo filmuose Gera mergaitė ir Liūdesio trikampis. Driskis – tai psichologinė drama, kuriame pagrindinis personažas Maikas yra užstrigęs tam tikrame gyvenimo cikle, kuriame kupina smurto, alkoholio, narkotikų. Aktorius buvo įvertintas ir apdovanotas Kanų kino festivalyje ir ten laimėjo geriausio aktoriaus prizą. Haris Dickinson ne tik režisavo šį filmą, rašė jam scenarijų, tačiau žiūrovai jį galės išvysti ir ekrane atliekant jį vieną iš vaidmenų.